Bet čia mano skonio dalykas, gal kitiems atrodo kitaip. Žodžiu, esu įsitikinęs, kad atsakymas, kurį aš siūlau, yra visiškai naivus. Bet aš vis dar drįstu tokiu būti ir sakyčiau, kad matyt sunkmetis visus mus praleis pro tokius nedidelius vartelius. Vienoje pusėje bus tiems, kurie pamato, kad jau nieko negalima padaryti, kadangi nuosmukis ir valdžia, tiesiog sako, viskas jau yra prarasta. Tarp tų, kurie pasakys, kad kita pusė, tarp tų, kurie pasakys, na, Dievo karalystė yra senai šventajame rašte numatyta ir mums į tą tikrovę net dėmesio nereikia kreipti, mes tiesiog melskimės tolimiesiems idealams. Žmogus, matyt, turės praeiti pro tos vartelius ir gebėti suprasti, kokio dumblo prisikaupė per 20 metų, bet dar išsaugoti idealus, kad vis tiek reikia ir galima veikti. Ir vėl čia bus etinė problema. Čia daug proto nereikia, čia valios reikia. Čia valios, tikėjimo reikia. Mokslinė prasme tai naivu, o pilietinė prasme, tai yra įmanoma. Tai suprantu, kad nedaug jūsų profesionaliai auditorijai aš čia pasakiau, bet mano galva verta grįžti prie senų, paprastų tiesų ir tikiu, kad mūsų rojus dar nėra visai prarastas, kad galima to tikėtis. Ačiū.